Ale planuoji į ateitį 5 metus ir paskui jau viskas sugriūna ir jau. Nors ten, žinai, ten dviese būna, planuoja. Štai planuoti nereikia ypatingai. Vėl, nežinau, dėl tų planų, dėl tų tikslų, tai tikrai aš taip klausausi, aplink visur dabar kalba, ten tikslus, karjeras, tas visus ir panašiai. Anksčiau aš kažkaip tai nebuvo pas mane tikslų kažkokių. Nuo vaikystės man patikdavo knygos skaityti, aš skaitydavau, filmus žiūrėti. Mane ne visada leisdavo, žinai, nes darbų tai kaime krūva, žinai, nu tai bet jeigu papulsi ten, pažiūrėsi tą filmą, jau laimingas esi. Žinai, po to radioelektroniką susidomėjau, nu bet aš nebuvo tai tikslas, man buvo įdomu su ta radioelektronika, pradėjau ją domėtis. Į tą institutą Kauno Politechnikos dėl tos radioelektronikos nuėjau. Man buvo įdomu tenai, ir man nebuvo tikslas, aš norėjau tiesiog į tą institutą eiti, bet pas mane nebuvo ten tikslas, aš turiu būtinai tikslą pastačiau, aš turiu tą tikslą įvykdyti, žinai. Kažkaip tai buvo iš vidaus, lengvai, žinai, aš noriu, važiuoju. Tokie dalykai, ir ką aš noriu pasakyti, ir po to irgi, tą radioelektroniką dirbau gamyklose, aš dirbau savo, ne jokių ten tikslų, darydavau, ką reikėjo daryti, žinai, bet po to užsimanau tą verslą kažkaip tai vėl, tai nebuvo tikslas kažkoks, tai man buvo įdomu. Man buvo įdomu kažką daryti, pinigą tą uždirbti, man buvo įdomu, man buvo faina, žinai, smagu. Ir aš tai darydavau, ir kažkaip tai sekdavosi. Nežinau, ar tai reikia tos tikslus, ar reikalingi. Kažkaip tai viskas iš vidaus turėtų būti. Taip veikia tam gyvenime iš tikrųjų. Kažkokio be tokio spaudimo, be nieko savaime, su laiku. Ir tai dažnai pagauna, žinai, kaip užsinori ir tą norą, ne arbatinuką, kavinį aparatą tokį norėjau, ten ant garo toks, kur statoma ant plytelės, ten pilame vandenį, po to per su garu pereina, toks nedidelis, gražus, bet kava skaniai gaunasi, žinai, irgi taip, ieškodavau. Žinojau apie jį, aš pradėjau ieškoti, ten, nėra, žinai, nėra, tai nėra, žinai, ir taip, niekur nespaudžiant, neliekant, žinai, absoliučiai, taip savo sėdžiu, bet aš norėčiau jį turėti, žinai. Ir per kartu LT kompiuterį sėdžiu, bach, stovi, 18 litų, ar kiek tad, ar 30 litų, ne, 30 man rodo litų. Tas arbatinas, dvigubai pigesnis negu iš tikrųjų yra, ir tas pats, paėmė ir nupirkau. Smulkmena atrodo, bet tas dalykas taip ir norėtųsi, nes žmonės iš tikrųjų eikvoja labai daug energijos, labai daug sveikatos tam, kad pasiekti kažkas tai. Nesiseka, nervuojasi, ten lenda per galvą, stumia kitus, yra spaudimai, yra nelaisvės vėl, ta nelaisvė. O tas dalykas, man rodos, tas harmoningumas tai yra pats geriausias dalykas. Tu užsibrėžiai, noras pas tave kyla, tai neužsibrėžiai tikslą. Pas tave toks iš vidaus šiltas, fainas noras kyla. Ir laikyk tu jį. Ir ateis laikas, jis pas tave atsiras, jis ateis pas tave tas noras. Tu nesėdėsi ir niekas neteis? Ne, reikia, žingsnį irgi reikia kažkokį žengti. Bet man rodos, kad reikia žengti tada, kai tu pajausi, tu jauti. Tau reikia žengti ir tada ženk. O dažniausiai mes žengiam, nes bijom prarasti, bijom nepasiekti, bijom ne taip pragyventi, žinai, ir mes bėgam, ir po to jau nebe gyvenimas gaunasi, nežinau kas.